Šį lapkričio mėnesį Telšių kultūros centre veikia respublikinė Žemaičių medžio skulptūrų paroda. Ji yra projekto Meno ekspresas tautodailės jungtis dalis. Organizavome Žemaičių parodą, nes puoselėjame savo krašto, savo Žemaitijos regiono tradicijas. Ir siekime suaktyvinti medžio skulptorių kūrybinę veiklą. Parodoje dalyvauja 23 žemaičiai iš Rietavos savivaldybės, Telšių, Plungės, Mažeikių, Šiaulių, Kauno, Radviliškio, Klaipėdos ir Kretingos rajonų. Parodą papildo ir 7 moksleivių medžio skulptūros, sukurtos per mokymus, kurių mokytojai yra tautodailininkai. Plungiškis Viktoras Raibužis ir Adolfas Teresius iš Garliavos. Parodoje buvo eksponuojami ir 5 anapilin išėjusių tautodailininkų skulptūros. Ir taip mums natūraliai susidėliojo, kad jungia paroda ši 3 menininkų kartas. Praeityje kūrusius menininkus, dabar aktyviai dirbančius tautodailininkus ir moksleivių sukurtos skulptūros. Moksleivių tai mūsų viltinga ateitis. Dėkojame projekto rėmėjams Lietuvos kultūros tarybai ir Telšių rajono savivaldybei. Ir kviečiame dar šį mėnesį aplankyti parodą Miestelėnus, miesto svečius, o lapkričio 25 dieną kviečiame į parodos uždarymo šventę, kur 12 val. Vyks konferencija skirta medžio skulptūrai, o 15 val. Parodos uždarymas.